Daugelis turbūt yra girdėję mitą apie faraono prakeiksmą, tariamai paslaptingas mirtis, nutikusias netrukus po to, kai 1922 metais Egipte buvo atvertas faraono Tutanchamono kapas. Tačiau mažai kas žino, kad po nepilno dešimtmečio panašus kapo prakeiksmas buvo pastebėtas ir Vilniuje, netrukus po Neries potvynio tvarkant užlietus katedros požemius, kai 1931 metų balandį potvynis užliejo Vilniaus katedros kriptą. Šioje vietoje dirbantis mokslininkai stengėsi išgelbėti pastatą, tačiau aptiko tai, ko jie tikriausiai nesitikėjo. Matuodami centrinės navos ilgį, mūro storį, specialistai pastebėjo neatitikimų. Patyrinėję atrado dviejų skirtingų amžių mūrus. Praardę naujesnį mūrą centrinės navos grindyse, jie atrado nedidelį koridorių, kuris veda į kriptą. Kai žibinto šviesa išryškino kaukolę su karališka karūna, jie suprato, kad rado seniai pamirštą Lietuvos ir Lenkijos valdovų kriptą, kuri, kaip ilgai buvo manoma, buvo prarasta istorijos verpetuose. 15 amžiaus Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio ir Žygimanto Augusto žmonų Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikų atradimas ir dar anksčiau už altoriaus aptiktas alavinis indas su Vladislavo Vazos širdimi ir vidaus organais sulaukė audringo šventimo ir buvo pavadintas šimtmečio atradimu. Vienas komandos narių, Kazimieras Vilkus, pasakojo: prieš mūsų akis atsivėrė nuostabus vaizdas. Koridorius buvo toks siauras, kad aš ėjau priekyje, norėdamas apšviesti erdvę. Priešais įėjimą, purve ir griuvėsiuose, žibintuvėlio šviesoje pastebėjau daiktą. Iš pradžių pamaniau, kad tai šalmas, bet tai buvo žmogaus kaukolė su karūna. Pasukau šviesą į dešinę, kriptos kampe, ant iš sienos kyšančio akmens buvo kita karūna. Potvynis kapavietei padarė didžiulę žalą. Aleksandro Jogailaičio ir karalienės Elžbietos Habsburgaitės kaulai skendėjo purve ir dumble. Ten pat gulėjo ir rūdijo sulaužytas kalavijas. Geresnės būklės išliko tik karalienės Barboros Radvilaitės palaikai, kurie buvo uždaryti karste su pelenais ir kalkėmis. Nors lietuviai tikėjosi atrasti Vytauto didžiojo palaikus, šis radinys vis tiek tapo sensacingu. Iki šiol niekas negali pasakyti, kaip Elžbietos kaulai atsidūrė vienoje krūvelėje. Buvo manyta, kad nuslūkstantis vanduo su srove tvarkingai sunešė kaulus į vieną vietą, tačiau vėliau nuspręsta, kad vanduo tokios tvarkos padaryti negalėjo. Kita versija, kad tai buvo žmogaus įsikišimas. Elžbietos medalionas ir antkapinė lentelė buvo rasta ne šalia jos palaikų, bet šiek tiek toliau. Visgi, atradimo džiaugsmas netrukus nusidažė tamsomis spalvomis, kai paslaptingai, dėl įvairių priežasčių, neužilgo mirė keletas su šiuo atradimu susijusių asmenų. 1935 metais vienas skulptorius, dalyvavęs gelbstint katedrą, mirė tiesiog pasilenkęs, kad užsirištų batų raištelį. Jeigu paminėjus dar vieną mirtį, tai 1936 metais Vilniaus universiteto profesorius Liudvikas Sokolovskis mirė netrukus po to, kai nusileido į kriptą. Nors buvo ir daugiau mirčių, šie atvejai gali būti paprasčiausiai sutapimai, kaip ir Tutanchamono kapo atveju. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.